Jei ką, skambink mamai ir svečiuose pas mus šiandien kukumos dizainerė Rūta Mackevičiūtė. Labas, Rūta. Labas. Labas. Eteryje pastaruoju metu mes dažnai sutinkame tokią savoką tyli prabanga. Ir aš noriu jūsų abiejų paklausti, kas jums yra tyli prabanga? Man turbūt, kad pirmiausia asociacija, kuri kyla, tai yra laisvė. Laisvė būti savimi ir daryti, galvoti tai, ką aš noriu. O sakykit, buvo, pavyzdžiui, tavo gyvenime etapas, kai tu jauteisi nelaisva? Galėtume vardinti tokį, kad buvai kažko užblokuota, uždaryta ir... Taip, tai daugybė gyvenime buvo tokių situacijų, kur tu turi pasielgti atitinkamai, ta prasme, tave įspraudžia į tam tikrą situaciją, arba tu negali, dirbti taip, kaip tau patinka, ne? Tu negali apsirengti taip, kaip tau patinka, tu negali galbūt ten keliauti tenai, kur tau norisi, nes, mūsų visuomenė, jinai mus spraudžia į tam tikrus rėmus ir jeigu tu esi žmogus nelaisvas ir tu kreipi dėmesį į visą aplinkinį šurmulį, tai tave tikrai kad įkalina vienoje ar kitoje situacijoje. Bet gal čia šitas sudėtingesnis, kai esi jaunas žmogus, gal tada, ar ne visiškai jaunas, gal kai visiškai jaunas tai nesvarbu, bet kai ten pradeda eiti ar profesinį kelią, ar tokias kažkas tiek užtrunka, kol savęs randi ir supranti, ko tu iš tikrųjų nori. Ir gal tas aplinkinis triukšmas gal labiau tada išmuša. Taip, aš manau, kad tu visiškai teisi. Dažniausiai tai su šita problema susiduria jaunesni žmonės. Ir tikrai, tuo metu, kai tu pradedi savo profesinę karjerą, nes, tu nori kažką tai įrodyti ir dažniausiai tu atsiduri toje aplinkoje, kuri jau turi savo taisyklės. Taip. Ir tu turi paklusti toms taisyklėms. Ne? Tu negali būti įsišokėlis kažkoks. Tai tikrai, kad taip. O kas tau greitai yra tyli prabanga? Man gal pasakyčiau šiandieniniam kontekste, kai žmonės gal sutinku su tavim, kad tą laisvę galima ir taip apibūdinti, bet kai žmonės tokie būna savimi pasitikintis, turi savo stilių ir savo gyvenimo būdą, braižą, ir kai gal tai išlieka taip labai tolygiai, nėra kažkaip į vieną sritį nukrypimo, tai išlieka labai tolygiai visose gyvenimo srityse. Tai jie kažkokį, turi tokį bendrą gyvenimo būdą ir matai, kad žmogus tiesiog labai aiškiai jo gyvena ir jo laikosi. O yra daiktų, kurie apibrėžia ir tau pasako, kaip markeriai kokie. Jeigu aš tai turėsiu, tai jau yra ženklas, signalas, kad aš esu to, sakykime, ne tai atstovas, bet sekėjas tos tylios prabangos, kuri dabar propaguojama. Pavyzdžiui, man iš daiktų, tai aš dabar jau savo amžiuje nebenorėčiau privataus lėktuvo, bet norėčiau privačios slėptuvės. Šių laikų aktualijos. Tikrai. Man tai, iš tikrųjų, aš skaičiau neseniai labai įdomų straipsnį, kad šiais laikais, kadangi visa luxury ta industrija, jinai tampa labai plačiai prieinama. Čia gal ir Azijos augimas davė tam tokį įspūdą, bet iš principo, kad tos prekės tapo plačiai prieinamas, visa padirbinių rinka taip pat. Tai kad maždaug nuo 24 metai, perskaičiu tokią mintį, buvo tie metai, kada tyli prabanga reiškia kašmyrinį pilką megztinį, o 26 metais tai yra tiesiog gerai praleistas laikas, kokybiškai. Tai kas, man atrodo, dabar keičiasi bendrai toj prabangoje, kad mes judam nuo daiktų į labiau gal patirtis, keliones, laiką su savo šeima, galimybę leisti savo, nežinau, kažką ten, ar sportuoti, ar būti su savo vaikais, ar išvažiuoti kažkokią kelionę, ar gal ir net nusipirkti ten rankinuką ar suknelę labai gražią, bet tai nėra, kad man reikia 15 daiktų, kad aš ten atitikčiau kažkokį standartą, bet labiau apie gyvenimo būdą tai yra. Prabangių ženklų daiktus jau gali nusipirkti ne tik patys turtingiausi žmonės, jau, sakykime, gerai uždirbantis vidutiniokai, lygiai taip pat jie gali įsigyti tam tikrus daiktus. Tai man patinka tas reiškinys, kuris gal atkreipia dėmesį į tai, ir tai gal su tvarumu susiję, kad pačios prabangiausios moteris grįžta prie vintažo, ar ne? Ir jau geriau ieško 90 metų Prados rankinės ar Hermeso, o ne ateina į parduotuvę ir nusiperka naują. Taip, ta tendencija dar labai jautri, gal Lietuvo... Kaip manot, gal ar ji Lietuvoje jau pasistumėjo, ar čia tik vienetai žmonių tą daro?
Aš galvočiau, kad vis dėlto tai daro dar kol kas tik tai vienetai žmonių. Na, lyginant, aišku, čia, sakykime, miestuose, galbūt didmiesčiuose greičiau žmonės pagauna tą tendenciją, ne? Ir vėliau jau tik tai išpopuliarėja. Aš, pavyzdžiui, jaučiu tarp savo klienčių rate, jaučiu tai draugių rate, kad vis dėlto tas vintažas, jisai jau yra suvokiamas kaip, na, toksai jau lobis tikrai. Ir gal dar ir, žinot, kaip, ir ne tik dėl to, kad tai yra vintažas, o dėl to, kad vis dėlto to vintažo kokybė yra iš tiesų labai labai aukšta. Nes, na, šiuo laikiniam kontekste, kada ne vieni mados namai nuskambėjo ir turėjo tuos skandalus dėl kokybės, dėl tam tikrų vietų, kuriuose yra pagaminti vieni arba kiti jų daiktai, žmonės, aš manau, šiek tiek pradėjo abejoti to prabangaus daikto, na, kaip realybė, ar iš tikrųjų jisai yra verte, jo, ar jisai iš tikrųjų yra toksai vertingas ir prabangus. Tai tuomet visi atsigręžė atgal ir bando rasti tą kokybę tuose vintažiniuose daiktuose. Ir dabar visų mūsų svajonių kryptis yra Japonija, kur second hand rinka yra idealiai sureguliuota ir ten gali labai saugiai pirkti ir yra nuostabios vintažinės parduotuvės ir gali labai saugiai pirkti prekes ir būti tikras dėl jų tikrumo. Jo, jie gal pradininkai, bet man atrodo, kad jau ir Europoje jų vis daugėja šitų parduotuvių. Šiaip labai daug. Labai daug. Labai daug tikrai, ta prasme, pradedant nuo platformų didžiųjų, kurios pardavinėja, ne, ir baigiant visais butikais, kur tikrai Milanas, Paryžius, Roma, na, aš manau, kad kiekvienam mieste galima rasti tą vintažo. Ir čia gal ir pereina į tą prabangos suvokimą per tą pusę, kad tu nebenori to atrodyti kaip tas įprastas paveikslėlis, ką tau bruka, o tavo prabanga yra tas suvokimas, kas yra tie geri daiktai ir gal kažkokių vienetinių ryškesnių daiktų išsirinkimas ir susidėliojimas tos. Aš manau, kad šita banga ateina iš principo. Ir bent jau aš savo draugų rate irgi tą matau, nes tikrai online platformos yra dabar pakankamai gera vieta. Tokiai mažai rinkoje kaip mūsų, kur vis dėlto tų butikų vintažo, tiesiog neatsiras be galo daug. O kokie pokyčiai, Rūta, pas jūs, sakykime, jūs turite verslą, kuris orientuotas į kokybišką prabangą, kasdienę aprangą, ar ne? Ir kaip jūs matote savo ateitį, kaip jūsų klientės elgiasi, kaip galėtumėte apibrėžti, nes jūs ne vienerius metus dirbat ir manau, kad lygiai taip pat laikmečių įvairių esate išgyvenusi versle. Taip, tai ta prasme tikrai, kad neslėpsiu, kad šitas verslas jisai nėra toksai paprastas arba vis tiek jisai turi tam tikras tendencijas ir aš pradėjusi kurti šitą prekės ženklą, pati savo pasakiau ir užsibrėžiau tokį tikslą, kad jisai nebus greitosios mados prekės ženklas, kad aš nelakstysiu paskui tendencijas, čia jau taip grubiai labai sakau, bet kad mano pagrindinis dalykas yra kurti ir gaminti kokybišką drabužį moteriai, kuri vis dėlto vertina ir supranta tą kokybę. Nes šiais laikais mes esam tokie, dažniausiai žmonės tiesiog žiūri į gražią nuotrauką ir jie perka tą vizualą, kuris yra parodytas toje nuotraukoje. Ir tada jisai didžioji dalis pirkėjų netgi, pavyzdžiui, neatkreipia dėmesio, iš ko yra pagamintas tas daiktas. Ne? Ir jam visiškai tai nėra svarbu. Mes nemokam skaityti tų sudėties etikečių. Kaip maisto, taip ir drabužių. Tai jo, mes tiesiog perkam vizualą, kad tai yra emociją gražu. Mes perkam. Emocija, taip. Visas marketingas dabar, ką mums sako, kad nori parduoti daiktą, sukurk emociją. Taip. Yra pagrindinė tendencija, kuo dabar vadovaujasi visi. Tai šitoje vietoje, tiesiog aš kurdama visą laiką galvoju apie tai, kad kas man yra ta kokybė, ką aš noriu pati dėvėti, ką aš noriu, kad dėvėtų ten mano mama, mano dukra. Ir tai yra turbūt pagrindiniai tokie kriterijai ir rodikliai, kuriais aš vadovaujuosi. Tai labai akivaizdu, nes aš manau, kad jūs esate ir savo prekės ženklo pati ambasadorė, jūs pateikėt jam labai natūraliam kontekste, nes kas seka Instagrame tikrai mato jūs. Susidaro įspūdis, kad jūs kuriat būtent jūsų šeimos pasaulis, jūsų verslas yra tarsi vienis, jūs mažiau vaidinat, bet
tarsi jūs demonstruojat savo pasaulį, rodote, kuriame jūs gyvenate. Nu, žinot, kaip man, pavyzdžiui, nu, vat, nuo ko mes pradėjom pokalbį, ne? Kas yra prabanga? Tai man prabanga tai yra, nu, tas, vat, gyvenimo būdas. Nes jinai yra, nu, natūrali. Tu negali suvaidinti to, kuo tu iš tiesų nesi. Aišku, to turėjau išmokti, prisipažinsiu. Nebuvo taip, nes iš pradžių aš irgi bandžiau įtaikyti į tam tikrus Instagramo standartus, ne? Ten Jie primeta labai, tobula, taip. minimali estetika, ten dar kažkas, tai tik tai, vat, nu, nežinau, tik stiklinė ir tas puodelis turi stovėti namuose. Ne, pas mane stovi daug puodelių ir daug stiklinių, ta prasme. Ir aš supratau, kad, nu, neverta to slėpti. Kam žmogui kurti iliuziją, kad tu gyveni kažkokiam, tai, nežinau, idealiam pasauliui. Nu, ne, aš gyvenu su šeima, su vaikais, aš dirbu. Ir aš va, tik ką grįžau iš fotosesijos ir filmavimo, persirengiau, atbėgau pas jūs, kalbu čia ir aš ruošiuosi visą tai parodyti, kad, nu, aš nesu ta, nežinau, balta rankė, kuris sėdi, tiesiog fotografuoja tą vieną kavos puodelį per dieną ir, nu, kad mano gyvenime nėra tos ūkinės dalies. Taip jinai yra. Ir tai yra natūralu ir man norisi žmogui parodyti viską, nes aš nesu niekam įsipareigojusi kažkokiu kontraktu, kad aš kažko neparodysiu, kažko nepasakysiu, ne? Arba kad, na, aš ten tikiuosi, kad mane kažkas tai ten, nežinau, pastebės, nupirks mano reklamą ir aš čia turiu visą laiką atrodyti tam tikrame vaidmenyje. Ne, nu, aš esu tiesiog tokia, kokia esu, bendraujam ir su tais pačiais žmonėmis, kurie daug ir na, influencina arba Taip. dirba Instagrame, taip ir aš, pavyzdžiui, tiesiog pasidarau pauzes Instagrame, kur aš sakau, kad aš porą dienų, nu, tiesiog aš norėsiu pailsėti, taip, nes, nu, tai yra irgi darbas. Ir man tada rašo, kaip gerai, kad tu gali pailsėti. Nu, taip, aš galiu, nes aš tikrai neturiu, nu, va, to įsipareigojimo, nesvarbu, ar aš verkiu dabar, ar mane vaikai sunervavo, ar ten susipykom su vyru, aš neturiu įsipareigojimo išeiti į eterį ir, nu, tuo metu kalbėti. Na, dėja, nu, žmonės, kurie dirba šitą darbą, jie turi tokius įsipareigojimus ir kartais ne visada gali sau leisti, na, tiesiog patylėti. Ne? Tai jums būtinas tas dėmesys išorinis ir ta prasme jisai jūs pakelia nuotaiką, kažkaip tai veikia ar apskritai vargina. Tai čia tiesiog priklauso nuo tų įvairių etapų. Tai aišku, kad kartais žmogus darydamas kažką tai tik tai savo, nu, ir negaudamas jokio, nežinau, atgalinio to ryšio, tai jisai turbūt, kad kartais pasijunta, kad gal vis dėlto aš, nu, beprasmiškai visą tai darau, ne? Ir man kaip žmogui, kuris kuria drabužius, tai man svarbu tas įvertinimas. Nu, aš turiu jausti tą pulsą, kad, nu, reikia manęs. Taip. Ne? O kaip netapt priklausomų nuo to dėmesio? Nes vis dėlto Instagramas, man atrodo, puikiai platforma į šitą. Nes, nu, spėju, kad vis tiek žmonių atgalinis ryšys, laikai, nežinau, kad Taip, nu, ir ne tik ir kritika. Ir, nu, taip, čia dar irgi kita tema, bet vis tiek pakelia kažkiek. Nu, ir tada gal nėra to, kad jūs norite to daugiau ir daugiau. Ar jūs gaunate pakankamai daug gyvo to ryšio ir tada čia gaunasi... Aš gal, jo, pas mane toks yra labai geras balansas. Tada gaunasi, kad šiek tiek tu gauni ir motyvacijos. Kartu, aišku, neužmiegi ant laurų, gauni ir tos kritikos, apie kurią minėjau, ir tikrai pakritikuoja žmonės. Na ir tu tokio balanso ir ieškai. Ir plus to gyvo bendravimo. Tikrai pas mane yra nemažai, nu, to gyvo bendravimo. Tai vat... Tai dabar ir prisiminiau Andersono, gal čia matyt visos gal girdėjot, bet po Dioro pasirodymo jo va, toks buvo interviu ir mane irgi užkabino ir pagalvojau, kaip teisingai žmogus masto, kad, nu, kad save išsaugoti, nes jisai sako, taip tu atsibundi po to parodymo ir tave neįtikėtinas dėmesys liaupsas tave užpuola. Bet jeigu tu patikėsi, kad tai yra tikra ir ilgam, sako, bus labai blogai, nes kai tu esi labai labai viršui, tau yra vienas kelias, tik tai važiuoti žemyn. Todėl ir jo klausė žurnalistė, o tai ką jūs darot, sako, aš tai priimu, visą jų įpratinau save priimti kaip dėmesio spamą, o viskas, kas yra realų žmonės aplink mane, kolegos, kritikai, komanda, klientai matyti yra va, iš jų susirinkti informaciją ir nuspręs, kokiam tu esi iš tikrųjų realiam, sakykime,
savo gal pasiekimų skalėje Taip. ir tada priimti sprendimus ir žinoti visada, kad vienas sprendimas bus klaidingas, kitas teisingas ir laviruoti tame ir tik taip tu gali augti, nes aš tikrai tikiu visose srityse, ne tik mados, ar ne, kad kai tu esi va tas va numeris pirmas, nu ta kreivė žemyn yra labai baisi ir labai psichologiškai traumuojanti, manau, žmonės. Ir tie, kas neapsisaugo nuo to, kad tu niekada nebūsi top viršūnėje, nu, būna liūdnų pasiekmių. Ir išlaviruot, ko labai norisi ir kai kuriems jauniems mūsų ir labai sėkmingiems žmonėms palinkėti, nes, nu, kažkaip, kad atrinktų tą tikrą dėmesį nuo spaminio dėmesio. Taip, čia kol nesiseka, tai labai gali, ne tai, kad nesiseka, bet kai pradedi kažką, tai gali visai galvoti. Kaip mes dabar, Aš ne? einu mažai žingsneliais, va kaip mes, taip. Einu mažais, mes darom, aš ten stengiasi, dirbi, darai ir tu, jeigu patenkintis rezultatų, tu save tiesiog tas iš vidinio to draivo. O aš tikiu, kai pradeda stektis kažkokioj srity, tai tada kažkuriuo metu tu ten irgi pagauni tą pagreitį ir vis gerai ir tu... Tada labai svarbu išlaikyti tą patį nusiteikimą, kad aš toliau einu mažais žingsneliais ir mes judam, o visa kita tai tik toks, nu, triukšmas, tu gali pasimėgauti to kažkiek, bet, nu, bet gal net nereikėtų lysti labai mėgavimuose. Bet aš vėl nežinau, aš nesu tam tokiam viešam pasaulio, ne Instagramo, ten aš įsivaizduoju, kad viskas gali būti labai ekstremalu, ar ne? Nu, kad labai daug liaupsių tau gali vienu metu, po to labai daug kritikos ir toks didelis, nes jeigu esi versle, tai pati augini verslą, tai toks jis vis tiek kažkoks stabilesnis, nu, nebūna tokių staigių galvojo perkritimų. Nu tai kaip pas mane, tai ten, kaip aš vėlgi sakau, nu tai nėra taip, kad tikrai ten nesulaukiu aš krūvos liaupsių ir, nu, tiesiog aš gal, nu aš patigi nesiekiu to dėmesio. Aš jo siekiu tik tiek, kiek man, nu va taip, jo reikia palaikyti tam balansui. Taip. Bet čia tas toks, nu, asmeninis pasirinkimas. Aš, nu nežinau, čia vėlgi apie tą prabangą, ta prasme, rinktis, ne, turėti tą laisvę pasirinkti, nu, kuo tu nori būti. Ir, nu, ar tu nori tiesiog būti, nu, super populiariu, bet tas populiarumas yra laikinas. Ir ne, ta kaina, visą laiką tu turi susimokėti kainą. Taip, ta kaina, vat, kurią tu moki, tai, nu, koks yra tavo tikslas. Gal jis ne tik populiarumas, sakykime, matyti, tai yra ir verslas, ir pinigai, neužmirškim. Taip. O jeigu kalbant toliau, grįžtant prie mūsų tos tylios prabangos, tai iš tikrųjų tai yra ne tik populiarumas, ne tik tai galbūt drabužiai, daiktai, bet ir kiti dalykai. Bet šiais laikais turėti 3 vaikus irgi yra tylios prabangos elementas, todėl kad visi žinom, kad juos išauginti, išlavinti ir kaip išleisti gyvenimą nėra nei pigu, nors niekas nekalba apie kainas ir tuo pačiu su jais atostogauti, keliauti. Buvo toks tyrimas atliktas būtent Čikagoj tarp daug uždirbančių. Iš principo, iš demografinės perspektyvos mažėja gimstamumas. Beveik visur šitas matosi. Ir dabar buvo atliktas Čikagoje tyrimas. Baltieji paimti dėl to, kad jie ten, būtent tam mieste, tiesiog dauguma jų turi didesnės pajamas. Tai kad bendrai Čikagoje vaikų gimstamumas mažėja stipriai, tačiau tarp itin pasiturinčių baltųjų jisai pradėjo augti per paskutiniuosius metus. Ir va, viso to pasiekoje, tai čia yra tas, kad iš principo atsiranda tokia kaip ir mada, ir prabangos ženklas turėti didelę šeimą, nes didelė šeima signalizuoja tai, kad tu turi laiko, vidinių resursų ir mieste užauginti vaiką ir finansinių resursų, kad tu galėtum tą didelę šeimą turėti, kad tau tai nėra vargas. Ir negaliu nepritarti, nes aš irgi pastebėjau šitą tendenciją. Jinai taip, na, neakivaizdžiai, bet nuo 2010 metų atsiranda. Taip. Jeigu tu ten, nu, tam pačiam Instagrame seki atitinkamus žmonės, tu matai, kad, na, dalis jų iš tikrųjų vat, kuria vis didesnės ir gausesnės šeimas. Tikrai. Tai, nu kaip, negaliu nepritarti, taip. Tikrai kažkaip specialiai mes to neplanavom, kad, nu, čia dabar, vat, bet aišku, vaikai, jie reikalauja, pirmiausiai tai reikalauja tavo asmeninio dėmesio, kurį tu jiems turi skirti.
Ir aš iš tikrųjų atradau save motinystėje, tikrai prisipažinsiu, kad supratau, kad mamos karjera yra turbūt, kad svarbiausia karjera gyvenime. Kad ir kokį projektą tu darytum, kad ir ką tu kurtum, man šitas darbas yra pats prasmingiausias ir tavo projekto vaisiai yra tikrai patys mieliausi. Ne? Graudinuosi net dabar kalbėdama, nes man tai yra beprotiškai brangu. Ir pamenu, kai turėjau dar tik tai 2 mergaitės ir sėdėjom su draugais, vakarieniavom ir sako, ar planuotumėte, ar galvotumėte apie dar vieną vaiką. Ir aš tada taip, tikrai ganėtinai drąsiai sakau, nesakau, tu pagalvok, sakau, 3 vaikas, pirmą auginau 3 metus, jau taip atsidavus visiškai, 2 mergaitę 3 metus, tai sakau, tai dar 3 metai, tai 10 metų išbraukiu iš savo karjeros. Nepaisant to, kad vis tiek dirbau ir dariau tą karjerą. Ir jisai taip sako, tas vyriškis sako, taip, 10 metų yra daug moteriai išbraukti iš to savo profesinio gyvenimo. Ir tada atsitiko gyvenimas, kad vis dėlto susilaukėm 3 berniuko ir, tikrai aš dėkoju Dievui ir dėkoju visoms susikloščiusioms aplinkybėms, kad jisai yra. Nes vėl aš išmokau dar kitokių dalykų ir kad tas laikas man yra toks brangus. Ir man ta prabanga, pavyzdžiui, dabar netgi yra, kad aš galiu jį auginti pati, ne kažkas man jį augina. Tas ryšys yra beprotiškai stiprus ir, aš tikiuosi, kad gebėsim jį išlaikyti ir toliau. Tai tas, kaip ir minėjot, buvimas su šeima, skirimas laiko, keliavimas, taip, visa tai yra, finansai, tikrai, kad tai atsiremia į finansus, čia nėra. Taip, čia nėra ko slėpti. Jo, kažkokių tai, bet, tai yra didžiulis džiaugsmas ir tikrai didžiulė, tai yra ir prabanga. Taip, tai yra prabanga. O jums būti padeda kiti žmonės? Man padeda mano mama. Pagrindė. Tai visai šeiminiškai, visiškai tvarkote šeiminiškai. Taip, gavosi kažkaip tai, kad, jinai yra, jinai turi laiko. Jai smagu. Ir tikrai taip, ir tai jai irgi yra tam tikras, kontaktas nuolatinis, tai džiaugiamės, kad tiesiog galim turėti. Bet jums, pavyzdžiui, keliaujams, jūs irgi renkatės apsistoti, pabūti estetiškose vietose. Jums ne tai, kad svarbu staptelti kažkur, apsigyventi ir, bent jau iš jūsų vizualo aš matau. Taip. Tai žinot, kaip gyveni, mokaisi, patiri ir kaip, pamatai kažką gražaus, ir pabūni tose gražiose aplinkose. Tai faktas, kad norisi visą laiką ten sugrįžti ir tikrai norisi ir tos prabangesnės aplinkos, tai stengiamės, kad jau ir derinti. Visą laiką taip ir renkamės, kad vieta, kurioje apsistosime, būtų estetiška, būtų priimtina, būtų miela širdžiai. Ne visą laiką ta prabanga, jinai turi kažkaip tai tviskėti ar blizgėti. Kartais ta prabanga yra tiesiog, kažkoks, nežinau, labai gražus, nežinau, kalnų namelis ar ten kažkoks kita aplinka, kur, sakykime, agriturizmas, kad ir ten kokioje Italijoje, bet tikrai yra nuostabių vietų, kurios galbūt nėra instagraminės, bet jos yra iš savęs, tai yra natūralus maistas, grynas oras, Tai aišku, kad rinkdamiesi tas vietas, mes atsižvelgiam į tą kokybišką aplinką. Kas pas jūs renka tas vietas? Dažniausiai aš. Tikrai, aš esu tas toksai, nežinau, žmogus. Kartą man vienas, dabar jau bičiulis pasakė, sako, aš matau iš tavo akių, kad tu esi labai, kaip pasakyti, godi aplinkai, kad tu matai, stebi ir žinokit, aš tokia godi aplinkai turbūt, kad buvau nuo mokyklos laikų. Tuo metu, kai atsirado pirmieji gyvenimo būdo žurnalai, aš juos ir skaitydavau. Aš neskaitydavau mokykloje knygų, prisipažinsiu. Ta prasme, privalomos literatūros, net ne visą ją skaitydavau, bet aš skaitydavau tuos gyvenimo būdo žurnalus. Skiltis apie keliones man būdavo vienas įdomiausių. Tai tas toksai noras turbūt pamatyti, pajausti,
pabūti, jisai vat nugali ir dabar, tai ir dabar ten. Nepaisant to, kad yra didelė šeima, jau jeigu planuoju kelionę, tai ir žiūriu, kur ta geriausia aplinka bus, kur mes galėsime kažką naujo patirti, na, nežinau, susipažinti su kažkuo, tai vat, nu, pagal tai renkuosi ir tas kelionės lokacijas. O vaikus įtraukite į savo keliones? Ar? Stengiamės. Šiaip iš tikrųjų stengiamės. Na, aišku, dabar dėl tam tikrų aplinkybių su vyru susitarėm, kad per metus turim turėti keletą kelionių ir dviese, nes, na, vis tiek tas tokį santykį išlaikyti reikia ir ne visada tas buvimas su vaikais, nu, gaunasi, kad mus tada, kaip mes esam tiesiog kaip tėtis ir mama, jo, tose kelionėse, jo. Tai vis dėlto reikia to laiko savo, kada tampam ir vyras su žmona. Tai va, turim tas kelias keliones atskirai, bet šiaip va, tas man labai patinka keliauti su šeima. Nu, iš tikrųjų, tai yra toks beprotiškai malonus jausmas tiems vaikams, na, parodyti ir supažindinti juos. Ir tai, kai tu matai tas jų akis įėjus, jie tiesiog įbėga, mamytė, žiūrėk, čia. Nu, jie taip džiaugiasi. Iš tikrųjų, turbūt, kad mums patiems kartais jau, na, kai tu esi vis tiek pavargęs nuo to darbo ir aplinkos, jau kartais ne visą laiką jau mus lengva nustebinti, ne? Tai kuo toliau, tuo mažiau. Taip. Tai vat, o tada tu mėgaujiesi tuo jausmu, kuris, vat, tu matai aplinkui jų tas trykštančių džiaugsmo akis. Nu dabar tai tikrai ir tas labai madingas nuo pat lėlikystės tos vaikus tampyti. Aš turiu, aišku, draugę, kurios nuomonė čia yra pinigų švaistymas vaikus vežiotis kažkur, ypač mažus, nes maždaug jie vis tiek nieko neprisimins ir tiesiog tik tai vargsti, nepailsi ir iš to jokios naudos. Nežinau, kaip buvo tada, kai mes buvom maži, ar buvo madinga vežiotis vaikus. Nebuvo madinga ir visų pirma, mano tai tikslas buvo kažkaip tai jūs palikti ir pabėgti nuo jūsų kuriam laikui. Tai Grėtę aš gal išsivežiau pirmą kartą 5 metų, Mika matyt anksčiau, gal kokių 3. Šiek tiek, nu, nes mane jau veždavosi, tai negali tu jo palikdavo kažkiek, bet... Kažkiek palikdavo. Ten neįmanomas, bet anksčiau jam teko. Bet aš visų pirma, aišku, turiu labai tokių asmeniškų daug pomėgių, aš labai mėgstu, jeigu išvažiuoju į šiltus kraštus, ten sportuoti ir taip toliau. Ir ties lėliukai, jeigu šalia važiuodavo mano mama, tai amžinatilsį tada viskas gerai, bet tada man daug dalykų apsiribodavo ir man, nu, aš egoistiškai sprendžiu šitą reikalą, bet labai nurimau, kai tu pasakai kažkada, tai ūgtelis. Ir gerai, kad mūsų ten nesitampė į kitų, nieko mes vis tiek neatsimenam, būtumėm neatsiminę, tai tu pati esi tai pasakius. Tai iš mažo brolio, tai galiu pasakyti labai daug man prisiminimų, kai ten mažesnės, ten kokių nesąmonių tai pasakydavo ir ten būdavo tokie bairiai šeimo dar iki dabar, kur ten jo tie įspūdžiai kūdikiški. Bet jis atsimena. Jis net nežinau, ar prisimena, bet mes jau tiek kartų, žinot, jis tikriausiai iš tų istorijų, kur tiek kartų girdėta, kad jis jau nežino tikriausiai, ar jis prisimena ar ką. Bet ten kažkokios, aš pati prisimenu savo pirmą kelionę, tą 5 metų buvom Turkijai viešbutį. Tai ten prisimenu, kad čiuožykla buvo į vandenį. Nu, bet man labai patiko ten triedočiai čia vandens parkas. Mano vaikam irgi tiesą pasakė, šitą kelionę į Turkiją viena iš Tai va, tai dėl to aš viškis ir savo draugės minčiai irgi pritariu, kad yra tam tikri formatai. O brolio citata, taip matyt, pirma ir nu, kurį įstrigus labiausiai iš pirmos kelionės, mes buvom Ispanijoje ir kažkaip reikėjo palaukti valandos, kad tave apgyvendintų viešbutį ir šiam pasivaikščioti, pilį kažkokią lipam. Ir sva eina tokiu nelaimingu veidus ir sako, o ką mes čia atvažiavom maudytis ar papilės vaikščioti? Tai va čia apie tai. Tai jeigu skrendi į Turkiją ar ta pasima, būdavo gerai, bet jeigu kažką daugiau, tai gal geriau juos kur nors palikti. Nu yra, aš pritariu to, tikrai pas mus juk irgi būna tenai, nebūna labai patenkintos, nes, nu, jeigu tu vežiesi vaikus, tai taip, turi jų gyvenimo aktualijomis valgyti, taip. Jo, mama, kur ledai, mama... Picos, aš tai tik pizzą noriu, pizzos noriu. Tai va, nu taip, bet taip ir prisitaikai, nu, aš net ir sąmoningai, ta prasme, niekada, pavyzdžiui, mes ten keliaujam, aš netempiu vaikų į restoraną, ne? Nes aš suprantu, kad, nu, aš su savo šeima, su savo triukšmu, tai pirmiausiai tai trikdysiu tuos aplinkinius, nu iš tikrųjų, mes tada pasirenkam tokias vietas, kur labiau pritaikyta vaikam, nu,
Taip, taip, Gretės net neįleidžia, dabar su kūdikiu buvo Italijoje, neįleisdavo restoranus. Ne, Italijoje įleidžia, į viešbučius neįleidžia. Aš iš tikrųjų, mes keliavom praeitą rudenį ir aš labai daug žiūrėjau, visą laiką mes, daug vietų keitėm ir vis bookingę taip žiūriu. Ir kad man aš suvedu viską ir man nemeta viešbučių, tik apartamentus. Aš galvoju, kaip keista, ir čia viskas išbukinta, bet jau kaip ir ne sezonas, žinai. O po to pasirodo, kad tiesiog arba būna kaina dviguba kambario, arba iš viso, tik tai nuo 6 metų, pavyzdžiui, leidžia vaikus, arba nuo 3, kai su visiškai kūdikiu keliauja. Aš kažkaip nesusidūriau su tuo. Oi, Neteko, lokacijų nauja klausimas, nes tendencija. gal ne, kai- kažkokia. taip. Jo. Nes mes su vyru dabar, kai važiuojam, tai iš tikrųjų renkamės nėra. viešbučius. Adult Zone. Arba pavyzdžiui, tokia patirtis, kur gyvenom Austrijoje ir buvo, ateinam į pusryčių vietą, toks gražus restoranas su tokiam vitrinom viskas ir mums sako, tokį tamsų kambarėlį, sako, jūsų stalas čia. Aš nesu labai kukli, sakau, aš žinokit labai ten norėčiau visiems parodžiau prie prie stiklo. Sako, ten, žinokit, jau kitiems svečiams rezervuota. Aš galvoju, ir bjaurus sens. Ir po to, žinok, tas kambarėlis visas prigužėjo tokiu kaip mes, su vaikučiais. Ir jie visi atskirti, va, tam kambarėlį ten ir... Ne, neteko. Dar kol kas tikrai. Tai gal, nežinau, nauja tendencija, bet šitas yra, bet bendrai aš manau, kad, šiaip pasaulis ir globalėja, ir gal tas atsiranda, kad mes taip nesustojam. Nėra tokio, kad pagimdai vaiką ir tu ten visiškai išeini. Motinystė labai skiriasi, aš manau, kad tie etapai, ir aš pamenu pati, ir kai mano vaikai buvo paaugliai, ir žurnale pradėjom rašyti apie tendenciją supermamų, tai va, jie buvo paaugliai tada, ir kai jos ten tik gimsta, vaikus veža į būrelius, moko muzikos pamokėlės. Aš atsimenu, kuo toliau ir skaitydavau ir savo kolegijai, kuris sėdėjo vienam kabinete, sakytų, Dieve mano, kaip gerai, kad mano paaugę, tai aš būčiau absoliučiai nevykėlė savęs, nes tu niekada neturėdavai laiko, tu turėdavai, ta prasme, tiek skirti laiko nebuvo. Jeigu dirbai, tu dirbi visą dieną ir grįžti, aišku, tik pokalbiams su vaikams, bet į tiek būrelių tuos lėliukus neprivežiotum ir supratau, kad ačiū Dievui save pagavau, kad aš to supermamyčių eros kažkaip prašokau. Jo, bet žinokit, man kažkaip irgi natūraliai taip gavosi, nepaisant to, kad aš, pavyzdžiui, visą laiką buvau kartu, aišku, aš dirbau. Tai vėl tas toksai, tu dirbi, tai tu vis tiek esi susikoncentravęs į tą dar plus darbą. Tai aš irgi nevaikščiau muzikos mokyklėlės, mes, realiai tai niekur taip labai nevaikščiom, bet, aš kažkaip pati savo atsakiau į klausimą, kad turbūt, kad mano vaikui svarbiausia yra mamos dėmesys. Vienintelis dalykas, kas yra svarbu. Čia neginčiajama. O visa kita, tai čia, žinot, kaip čia toks, nežinau, dėl savęs, man atrodo, labiau mamos, kaip sakant, nuveda, sako, aš nuvedu, tai ten galiu ramiai kavos pagerti. Labiau dėl savęs tu susikuri tas rutinas. Šitas aspektas šiaip irgi geras. Bet šiaip dabar labai daug informacijos. Man gal net sunkiausias dalykas, tas yra atsiriboti nuo to informacinio chaoso. Nes kartais, tikrai atsidarai Facebooką ir ten tau kokia citata, ką ten reikia daryti būtinai. Ir tada, visada blogai pasijauti. Ir ta mintis, ir atrodo, net jeigu nekreipi dėmesio, bet jinai kažkur įeina ir tada... O gal čia o gal reikia ten jam ir skaityti reikia, ir muzikos mokyklėlės vesti, ir muziką leisti, ir pačiai dainuoti, ir su juo kalbėti, ir kad valgytų pats, ir kad valgytų pakankamai, ir visokių produktų. Ir jeigu tu šitą važiuosi toliau, tai tiesiog išpratėsi. Ir čia dabar, aš tik dar turiu metų amžiaus vaiką, tai kuo toliau, tai ten tuo kompleksiškėja šitas procesas, aš įsivaizduoju. Bet aš irgi kažkaip išvadą gal padariau, kad aš neturėčiau daryti, kas nenatūralu man, nes matyt mano vaikui, aš esu jo mama, tai tikriausiai, aš geriausiai žinau, ko jam reikia, ten, kaip ir tu visada sakai, tik po to ten gal ras kažkokių klaidų mano gyvenime. Užaugęs galėtų. Nėra vaiko užaugusio, kuris neturėtų ką pasakyti psichoterapeutui, kuo jisai buvo nelaimingas ar kas buvo ne taip jo vaikystėje. Tai manau, mes tą iliuziją galim užmiršti visi. Tikrai taip. Bet gal dabar tas procesas ir turėtų natūralėti, kaip manai, dėl to, kad dabar, man atrodo, mes jau tokį į piką buvom tikrai tos, bet iš karto, tai žinai, visais kampais toliau moksliniai visokie tyrimai daromi ir tų žinių kaip ir daugėja. Mes labai kažkaip susikoncentravom į tą tokį, į jausmus, svarbiausia, ką tu jauti, ką jisai jaučia, bet, šiaip mes neįlysim į jo tą kalbą, mes nesuprasim, ką jisai ten jaučia, tai tiesiog
nu, tavo intuicija tau pasako, kaip tu turi elgtis ir viskas. Čia turbūt, kad nu, vis tiek iš vidaus, visa tai, kas ateina iš vidaus, ne, kas yra nesuvaidinta, nes nu, tu gal gali, nu, kaip, tu gali labai stengtis lakstyti, nu, dabar kaip pavyzdys, ne, per tuos visus būrelius, bet tu būsi pavargusi, tu būsi išsekusi ir tu tiesiog elementariai neturėsi jėgų prieiti prie to vaiko, jį priglausti, nu, tiesiog ištaškysi tą savo energiją tiems važinėjimams pagal planą, ką tu turi padaryti ir galbūt neduosi tiesiog tos paprastos žmogiškos šilumos. Ramybės namuose. Nu, taip, taip. O kaip dabar į tą moters, kuri turi 3 vaikus, savo verslą, ar ne, dar turėti laiko ir kiek tai užima visą grožio rutiną, ar ne? Kad išlaikyti ir gražią figūrą, ir odą, ir taip toliau, nes čia irgi reikia pastangų. Nu taip. Tikrai taip. Aš kažkaip paskutiniu metu galbūt jau nebesijaučiu tokia energinga šitoj srityje, ne, po truputį. Save man toks jausmas, kad apleidžiu. Man toks lengviausias ir elementariausias sportas, tai yra pabėgiojimas ir tada tai yra tiesiog elementarūs pratimai, kuriuos, pavyzdžiui, aš galiu atlikti namuose. Nes, na, važiuoti į sporto klubą man užima laiko ir labai daug iš dienos. Nu, kol kas negaliu sau leisti, pavyzdžiui, tų poros valandų vat, tokiai pramogai. Tai, sakykime, sportą aš susiderinau tokį, kad ryte vaikai į mokyklą išeina, mama eina pabėgioti 20 minučių, tada dar 20 minučių turiu namuose tam tikrus elementarius labai įrankius ir kažką tai darau namuose. Tai visi kiti tokie grožio ritualai, tai pas mane taip yra. Ten kaukė ant veido ir einu virti košę, ne? Ta prasme, visumoje jau, kai būna ta riba, kai jau vat, jaučiu, kad jau viskas sunkiai atsikeliu, blogai miegu ir panašiai, tai turiu tam tikrų savo ritualų, vat, toks labai mano priėjimas yra, aš lankausi vat, deguonies terapijose, tada šalčio terapijoje, taip pat magneto terapijai, tokios terapijos, kurios galbūt nėra tokios labai populiarios, bet na, mano išbandytos jau per keletą metų ir aš jaučiu tam tikrą gerą poveikį ir aš visą laiką ten sugrįžtu. Tai, o grožio visos procedūros, kuo jūs tikite ir... Aš žinokit, nu, nežinau, tos grožio procedūros aš jų tokias... tiek daug? Daug, tikrai daug. Visų moterų gražių, kurios save prižiūri, matosi disciplinuotai, aš klausiu, nes man įdomu, ką jos pasirinko. Tai aš, žinokit, esu naturalistė šiaip jau, tai paėmus, aišku, yra tam tikros procedūros, tai, na, dabar, sakykime, jau, nu, kai jau man yra virš 40, tai aš kuo pasitikiu, tai man PRP, pavyzdžiui, viena iš tų procedūrų, į kurią aš vaikštu ir man jinai iš tikrųjų labai patinka. Tada, aišku, per nėštumus, tai per tuos laikotarpius ypatingai buvo išiškėjusi veido pigmentacija, tai lazerio pagalba visą su tą pigmentaciją kovojau ir, na, kovoju, kaip prireikia. Ir šiaip stengiuosi tą rutiną palaikyti namuose. Aš turiu atsirinkusi savo tam tikros kosmetikos prekės ženklus, kurie man iš tikrųjų, na, patinka. Labai vėlgi žiūriu, kuo toliau, tuo labiau į tą kosmetikos sudėtį, kad tie ingredientai vis dėlto būtų, na, jų pagrindas būtų, jie būtų, kaip pasakyti, kad tos koncentracijos gerųjų medžiagų būtų vis dėlto didesnės negu ten kažkokių pašalinių, kur yra ten kvapai, ten aliejai kažkokie nereikalingi visiškai. Tai tikrai tą kosmetikos sudėtį aš atsižvelgiu ir... Čia dažnai tik tai būna toks trade-off tarp veiksmingumo ir natūralumo. Taip, bet, nu, kaip, aš irgi iš pradžių buvau iš tų, kur galbūt ir tą pabandyti, ne, nes tos tendencijos ten keramidai, peptidai, hialuronai, ten, nu, tikrai gali pasimesti.
Tai aš kažkaip, iš tikrųjų, tai sakiau, kad dėkinga esu savo vaikams, kad laukiausi 3 kartus ir daugybės dalykų negalėjau išbandyti. Ne? Taip, nes Tai va, nes gundo. turbūt, kad būčiau susigundžiusi anksčiau ir būčiau dar gal ir prisidirbusi visokiausių dalykų, į kuriuos dabar jau žiūriu ir dėkoju Dievui, kad to nedariau. Tai va, bet aš nesakau griežto nesakykime, nei ten kažkokiom stipresnėm injekcijom, nei plastiniam operacijom. Tai viskas, kas yra su saiku ir viskas, kas, nežinau, nepakeičia tavo veido bruožų, o tiesiog tik minimaliai pagražina, nu, kodėlgi ne, ta prasme, moteris nori jaustis gražiau, labiau savim pasitikėti ir aš tam pritariu, ta prasme, tikrai aš nesakau, kad aš nežinau, ar tą darysiu, bet gal ir darysiu, neneigiu to fakto. Aš irgi noriu būti patraukli, graži, vis tiek. Juk aš, pavyzdžiui, daugelį dalykų, tai, kaip aš sakau, aš rengiuosi dėl savęs, puošiuosi dėl savęs, veidą prižiūri arba figūrą prižiūri irgi pirmiausiai tai dėl savęs. Kažkas ten sako, tai turi jaunesnį vyrą, gal dėl vyro. Tikrai ne. Ne tai, kad jau griežtai ne, aš atsižvelgiu jo visas tas pastabas ir jisai mėgsta man pasakytas pastabas. Aš esu ne kartą sakius, kad mano vyras yra mano didžiausias kritikas, bet tai nėra tai, kad mane tai išmuša iš vėžių. Taip, primat, bet pavyzdžiui, net labai įdomu, ką jisai sukritikavo jumise labiausiai. Ką jisai sukritikavo? Tai čia žinot, kaip būna, kai jau ten po žiemos truputėlį čia prikaupi tų riebaliukų, tai jisai sako, jau tu čia pastorėjai, žinok. Taip, tikrai pastorėjai. O jam taip nebūna? Ir jam taip būna. Tai aš jam irgi pasakau savo nuomonę. Apsikeičiam mes tom nuomonėm labai natūraliai. Tai čia, aš manau, kad čia yra normalu. Aš jau kaip ir sakiau kažkada, tai man geriau, kad mano tas vyras ateina ir tą kritiką pasako, labai taip, nuoširdžiai, kaip jam atrodo, negu jis man ten 10 metų kartos, kad kokia tu puikiai, kaip tu gerai atrodai, ir tiesiog po tų 10 metų sakys, žinai, tu taip pasikeitei, man nebepatraukli, žodžiu, ir viso gero. Žodžiu, išsiaiškina čia ir dabar, kad nieko netemti tos naštos kažkokio nepasitenkinimo. Ne, tai vis tiek, nėra taip, kad, jisai man ten kažkaip grubiai pasako, arba kad, tai mesgi tikrai, tai aš matau, kad ten ir aukšlių turiu, ir dar kažko, tai, ir jisai taip pačiai mato save, tai yra toks labai... Aš manau, kad visai toks sveikas, žinoma. Pasikalbėjimas. Apie raukšles, tai irgi labai man draugė pasakodavo, kad irgi skaitė straipsnį, kad raukšlės yra New Quiet Luxury irgi. Taip. Leisti savo amžėti ir ne tai, kad nesirūpinti. Čia tas pats sveikas požiūris, nereikia nieko nedaryti, bet tiesiog taip. Nepergyventi dėl to. Šiaip, jeigu paėmus, kad ir dabar buvusią mados savaitę, tai vis dėl to, kad daugiausiai dėmesio sulaukia būtent tie vyresnio amžiaus modeliai, ir tie įvaizdžiai visi, kurie buvo. Tomas Fordas, kuris į podiumą išleido būtent vyresnio amžiaus modelius, tai sulaukia daugiausiai dėmesio. Ir čia ne pirmą mados savaitę jau šita tendencija sukasi, jinai atsiranda. Aišku, čia tas toks, kad tos moterys atrodo, jeigu žili plaukai ar šiek tiek pasiraukšlėjusios ir kai vis sako, kokios jos natūralios, tai man visą laiką tas natūralumas, mano nuomonė, jis yra toks labai daug priežiūros reikalaujantis natūralumas, tam tikruose metuose vis dėlto. Tikrai taip. Kad išsaugoti tą odą, kuri vis tiek yra skaisti, kad ir yra raukšlių, bet jinai tokia švytinti, graži ir visa kita, tai čia, manau, daug priežiūros, daug sveikos mitybos, visas paketas dalykų 100%, bet, gal normalu, kad tas pasaulis iš to, kad buvo ta tokia labai ir tebėra gal plastikos chirurgijos, visų grožio procedūrų banga ir mes labai judėjome tą tokį idealų, tą paveiksliuką, tai labai normalu, viskas bangom ir vyksta tas tendencijos, kad biški dabar sukasi į kitą pusę. Tai tada pasakykite dar, o kokie daiktai, kelionės, kryptis yra must jūsų galvoje, kad va šitą aš tikrai padarysiu? Mano kelionės kryptis aš galiu pradėti. Dabar gal būtų, aš Patagoniją labai norėčiau vykti, į Argentiną. Ir be tokio ir turėti
ten gal miestai ir miestas kažkiek pažiūrėti, bet labiau į gamtą Argentinos čia būtų mano tokia. Kai kažkada, kai vaikas bus didesnis, ir galėsim jį palikti seneliams ir išvykti 3 savaitėmis į Pietų Ameriką. Nežinau, ar čia šiam gyvenime dar, bet... Taip. Mano tokia kaip ir artimiausia kryptis, kur aš norėčiau, tai norėčiau į Japoniją, nes nesu tenai buvusi ir man ta, nežinau, gal aš tokia tik iliuzija susikūrusi esu, bet man norisi pajausti tą jų tokią ramybę, švarą ir, kokybę. Man visą... Ieškokit neturistinio sezono, nes dabar nepajusite. Nebepajus. Man šiaip aš pastebėjau iš principo, kad jeigu jau dabar tas kelionės kryptis, kokias mes renkamės, tai aš stengiuosi rinktis vis dėlto nedidžiuosius miestus. Aš, kaip pavyzdys, ten, pavyzdžiui, gal ir noriu į Prancūziją ar į Paryžių, bet aš noriu į Paryžiaus ten užmiestį, į kažkokį šatonų važiuoti, pabūti, kur yra gamta, kur yra daugiau vietinių. Tai tos kryptys mano šiek tiek yra dabar ir šiaip jau pakitusios. Tai į tuos didžiuosius miestus su vaikais, pavyzdžiui, aš net ir neplanuoju važiuoti. Jo. Aš stengiuosi visur į regionus labiau. Žodžiu, aš mūsų diskusijos pabaigai pasakysiu iš viso to, kokia man kilo mintis, kad iš tikroji tylioji prabanga yra galvose, bet kai turi galimybę daug ką nusipirkti. Tai gerai, tada dar dėkoju. Žodžiu, dirbsime toliau. Taip, dirbsim toliau. Kad galėtumėm sau leisti prabangą. Kad galėtumėm, kai sau daug leidė, tai tiesiog reikia išsivalyti galvą, kad suprastum, ko tau reikia iš principo. O kas, ko jau yra per daug ir visai tau nereikalinga. Taip. Tai dėkojam Rūtai, kad atvyko ir viešbučiui AC Hotel Vilnius by Marriott. Dėkui. Ačiū. Už kvietimą.